Sveiki, barbekiu mėgėjai. Šiandien gaminsime labai įdomų patiekalą. Tai yra vištiena butterfly su bum-bum padažu. Bum-bum padažas yra atkeliavęs iš Amerikos. Apie jį galite pasiskaityti, informacijos daugiau surasti internete, pasigūglinkit. Na, o mes pradedam gaminti. Pirmiausia, paruošime vištieną. Receptas labai paprastas, tikrai nesu aš to recepto autorius, taip kad tie, kurie tik pradedat grilinti, rekomenduoju pradėti štai nuo šitokio patiekalo, nes jis yra labai paprastas. Na, tuo netrukus parodysiu, kaip reikia supjaustyti ir paruošti vištieną. Blauzdelę padedam mėsingiausia vieta į lubas, pasakykim taip, ir pjauname išilgai kaulo. Viduje rasime kauliuką ir tą kauliuką reikia pašalinti. Iš pradžių galbūt truputėlį trūks visiems įgūdžių, bet kai turėsite 20 kokių šlaunelių, atsiprašau, blauzdelių, tai ant 10 blauzdelės jums tikrai viskas puikiai gausis. Šis patiekalas daugiau yra skirtas vakarėliams prie užkandžių, kai norim pavaišinti draugus labai greitų griliaus patiekalų. Štai gavom kokius gražius vištienos drugelius, stumiam į šoną ir ruošime sausą mišinį vištienos marinavimui. 2,5 arbatinio šaukštelio druskos, juodųjų pipirų šaukštelis, 2 šaukšteliai arbatiniai česnakų granolių, 2 arbatiniai šaukšteliai svogūnų granolių, 2 šaukšteliai čiobrelių, 2 šaukšteliai saldžiosios paprikos ir šaukštelis čili. Sumaišome ir netrukus marinuosim. Supurškiam vištienos blauzdelės aliejumi, kad geriau prikibtų prieskoniai. Pabarstome prieskoniais. Ir tą pačią procedūrą pakartosime iš kitos pusės. Manau, čia viskas labai paprasta. Gaminame bum-bum padažą. 3 šaukštai majonezo. Padažas yra atkeliavęs iš Amerikos, pasikartosiu. Autorius šito padažo nežinomas. 1 valgomasis šaukštas kečupo. Sriračia padažo šaukštas. Toliau šaukštas čili saldaus padažo. Tarp kitko jis česnakinis. Ir ant viršaus įspausime šviežio česnako 2 skilteles. Viską gerai dabar išmaišysime. Padažas gali šaldytuve gyventi kokias 4 dienas, nieks jam neatsitiks. Na, išmaišę būtinai reikia paragauti. Jeigu kažko trūksta, galite dadėti ar aštrumo, ar druskos truputėlį. Skonis geras, einam ruošti grilių netiesioginiam kepimui 200 laipsnių. Įkaito kepsninė iki 200 laipsnių. Dedam odelę žemyn. Kepsime apie 10 minučių, paskui apversime ir kartosime procesą tuomet jau ant tiesioginio kepimo. Šiuo metu kepame su deflektorium. Prabėgo 10 minučių,
Apverskime vištieną. Kvapas tai stulbinantis. Toks paprastas receptas, primenu dar tie, kurie tik tai pradėt grilinti, labai rekomenduoju štai šitą pirmą patiekalą pasigaminti. Apversim, uždarysim ir dar 10 minučių pakepinsim. Nu žiūrėkit, išėmėm deflektorių, dabar pakepinsim keletą minučių ant atviros liepsnos, kad mūsų vištienos odelė būtų traški. Čia nedaugiau kaip po 2 minutės. Trauktis nuo vištienos negalima, nes temperatūra aukšta. Tai reikia kepti ir žiūrėti, kad nieks nesudegtų mums. O, koks kvapas. Fantastinis. Ar fantastiškas gal taip? Na, apversime dabar vištienos drugelius. Dar 2 minutės ir mes jau prie stalo keliausime. Manau, kad vištiena turėtų gauti sultingą. Paklausykit, kokia traški odelė gavosi. Nu, burzgė šaldytuvas, tikiuosi girdisi. Tu jau paragausim. Pažiūrėsim, ar sultinga. Karštą biškį reikia palaukti. Na, vištiena fantastinė. Dabar gabaliuką paragausime su padažu. Ką galiu pasakyti? Tie, kurie mėgsta tokį, sakykime, nesveiką maistą, bet vakarėliui, jaunimui tikrai jis patiks. Tikrai labai skanu. Tai kol dar netaušo vištieną, skubam valgyti, o jums linkiu gražių ir skanių barbekių ir susitiksime artimiausiu metu. Nepamirškit prenumeruoti kanalo ir paspausti laiko. Iki.